ką, mausim į kelionę. Iš mano pusės yra galbūt daugiau maršrutų, iš Kazimiero pusės daugiau pasakojimai. Tai dabar nulėja ir bus įdomiau važiuoti be keliems mūsų miškas, biški šlapiau bus. Ritualą padaro? Gerai, kad pravažiavai. Tai būtumėte atėję į aną pusę. Sako, tai sakysim, Sidrilo, vandenį būtumėm darę. Man tai? Čia garbaus amžiaus žmonėms, normelė. Va čia tai produktas. Jo, nu tai vertins. Nu tai Artūrai. Kažkaip tu. Ne, tai ne. Nu, lekiam toliau. Keiksiu kaimyną, ble, būčiau vairavęs. Dar biškį, duok. Gerai. Pasirimo, bet nešu. Važiuok! Pažiūrėsim, gal geriau važiuot. Ne, tai va čia tiesiai važiuot. Jie nu nešoka. O kiek padangose oro? Oi, ble. Leisk iki 1,5. Tai kaip? Leidžiam padangą, sakiau. Nu, Ne, šiaip mes irgi su 2, man atrodo. Ja. o aš su 1,6. Gaza, negailėk! O, nustojo šnipšti. Man to žino, kad antifrizas nereikalingas. Atvykot į Žemaičių karaliaus Ringaudo dvarą. Linkiu skalsos, stiprybės. Prašom. Ir kiekvienas savo kaimynui kažką turi palinkėti.
O aš per tą laiką truputį yra 82 metais pradėtų statyti. Ramybės. Ir ką mes Kad nepleistų jėgos. Toliau dirbant. Tokius darbus. Projektas yra juo. Sveikatos, pinigų, meilės. Tai prieš kiek metų čia buvo? O, kažkur 20. Panašiai. Panašiai, jo. Čia buvęs grafas Švazelio malūnas. Platelius pasistatė dvarą, o čia pastatė malūną. Atrodo toks mažyliuks, ne, bet čia ir 540 kvadratų. Pirkšlė laimėjo pirmą vietą. Aiškiai korupcija. Žemaičiukas turi ir knygą, kada paminėti. Dar giliau pagilinti žinias. Duosim knygą šims sūrį. Trėlė tą intrigą kėls. Kas iš ekstremalų geriausiai pasirodė? Vokas. Ne, aš galvoju, jeigu... Nieko aš negalvoju, nežinau, metam būtų, davai. Aš manau, kad Įsivaskinkime. Povilas Beržinis. Koks įtavo tas? Jisai ne už save, už tave. Nepaminėti kažką. Nepaminėti? Už viso gyvenimo. Robo!